Taigi sveiki sugrįžę į mano kanalą, šiandien nauja diena ir turime naują pašnekovą. Prašau pristatyk. Labas, aš esu Audronė. Ką studijuoji? Aš studijuoju Lietuvos verslo kolegiją buhalterinę apskaitą. Kodėl stoji būtent į šią kolegiją? Lietuvos verslo kolegija man parekomendavo pažįstami, tai aš ir pasitikėjau rekomendacijomis. Ar esi patenkinta įstojusi į buhalterinę apskaitą? Taip, esu patenkinta ir džiaugiuosi, kad pasirinkau šią kolegiją. Prieš stojant žinojau, kas manęs laukia ir labai norėjau to mokytis, tai manau viskas gerai dėl to. Nesigaili įstojus? Ne. O ką patartų moksleiviams norintiems stoti į šią kolegiją? Norintiems stoti į Lietuvos verslo kolegiją, siūlyčiau būti gerai nusiteikus mokytis, nes ši kolegija tikrai stengiasi savo studentams suteikti kuo daugiau žinių ir taip pat, kad būtų gerai nusiteikę linksmai praleisti laiką, nes taip pat turime visokių renginių, kurie pradžiugina kartais sunkiausias dienas. Tavo nuomonė, koks yra didžiausias privalumas šios kolegijos? Ką tau asmeniškai ji davė? Man asmeniškai labai patinka šioje kolegijoje, kad yra labai artimas ryšys su administracija, kad ir kolegijos direktorė, taip pat ji veda mums paskaitas ir jaučiasi labai artimas ryšys ir galima kreiptis bet kokiu iškilusiu klausimu. Ačiū, Audronė, tau labai už išsamius atsakymus. Manau, visiems jie bus naudingi ir įdomus. Ir susitiksime kitame video. Visa. Ačiū ir tau. Iki.